Sveiki visi susirinkę į iškilmingą šventę, iškilmingoje vietoje. Pats esu čia pirmą kartą, tikrai jaudinanti salė. Labai džiaugiuosi matydamas tiek daug puikių žmonių, iš kurių didžiąją dalį aš pažįstu. Aš pats mokiausi regionų krepšinio lygoje, pats kovojau, siekiau savo tikslų ir regionų krepšinio lyga padėjo įgyvendinti mano svajones, kurios yra susijusios ne tik tai su krepšiniu. Malonu matyti jūs čia visus susirinkusius vyriausybės pastate. Šitie rūmai yra dėl jūsų. Dėl jūsų ir aš džiaugiuosi, kad tikrai buvo išreikštas pirmiausia toks noras Dariaus, kad gal šį kartą mes galėtumėm suorganizuoti tokią nuostabią gražią šventę ir pagerbti tuos, kurie dalyvauja regioninėje krepšinio lygoje, dalyvauja plačiaja prasme. Tie žmonės, kurie pirmiausia yra nebejingi, kad krepšinis būtų puoselėjamas ir mažuose miesteliuose, miestuose. Nepaprastai yra ugdomi geri bruožai jaunimui, tie, kurie sportuoja. Ir pasakysiu dėl ko paprasčiausiai. Dėl to, kad mes kai kada, jeigu politiniam lygiai kalbam pesimistiškai, kažkaip tai liktai kritikuojam vienus kitus, o pas sportininkai žinot, kas yra ugdoma? Labai geros vertybės – pasiekimai, rezultatai, pergalės, laimėjimai. Valia. Valia, taip. Ir įsivaizduokim, jeigu mes visi gyvendami čia Lietuvoje kalbėtumėm apie pasiekimus, apie laimėjimus, jūs įsivaizduokit, kaip psichologiškai mes visi pradėtumėm keistis, nesvarbu, kur mes bebūtumėm. Tai sveikinu dar kartą su pasiektais gerais rezultatais, sveikinu nugalėtojus, prizininkus ir linkiu, kad regioninė krepšinio lyga tik stiprėtų. Na ir visų nuotrauka taip pat. Aišku, visada geriau, kai už tave kalba tavo darbai, bet tikrai labai gera ir kartais reikia ir pakalbėti, ir įvertinti, nes čia šiandien mes visi susirinkę, tie, kurie dirbom visą sezoną, kad pasiektume rezultatą, galim ir turim progą ir privalom pasisakyti gerus žodžius. Tai ačiū ministrui pirmininkui, kad jis mus čia priėmė. Malonu gauti tokius apdovanojimus. Tikiuosi, nenuvilsiu jūsų visų ir būsiu tas perspektyvus žaidėjas ir stengsiuosi toliau. Taip toliau žaisti ir ateityje gal pasiekti net Lietuvos rinktinės. Kitų metų planai, tai nežinau, tikriausiai liksiu Alytuje ir stengsiuosi žaisti ir tobulėti. Labadiena visi, iš tikrųjų labai džiugu tiek gausiai susirinkusių matyti regionų krepšinio lygos krepšininkų, trenerių ir rėmėjų vienoje vietoje. Aš manau, kad tikrai prasmingos varžybos, prasmingas čempionatas yra būtent ta, ką daro regionų krepšinio lyga, ta prasme, kad plėtros prasme krepšinio. Tai vienas dalykas, kad apimant tiek savivaldybių vienu metu, kuriuose vyksta pakankamai aukšto lygio varžybos, aš manau, tai yra didelis, kaip sakant, žingsnis į priekį ir laukiami rezultatai iš to. Čia kalbėjo apie žaidėjus, apie rezultatus, apie pasiekimus, bet aš manau, kad viskas sukasi apie trenerį. Treneris yra labai svarbi figūra komandai, tai yra ir tėvas, ir mama, ir pedagogas, ir draugas, ir patarėjas geriausias. Tai kada pralošia komanda, sako, treneris kaltas, kada laimi komanda, sako, komanda labai gera. Tai aš džiaugiuosi, kad yra daug gerų trenerių, čia mačiau ir sporto universiteto auklėtinių. Smagu ir džiaugiuosi už jų pasiekimus. Regionų lyga yra ta
pirmą matau tokio meistriškumo pirmas laiptelis žaidėjim, daugeliu žaidėjų, bet jis yra ryškiai pirmas laiptelis teisėjam. Visi mūsų jauni teisėjai pradeda būtent nuo regionų lygos, savo profesionalę, taip pavadinkime, profesionalią karjerą. Taip kad ta lyga mums yra labai svarbi. Žinau, kad teisėjų klaidos kai kam gadina nervus, treneriam, žaidėjam, bet sutikit, kad tai yra žaidimo dalis ir manau, kad jeigu jūs nemato tame piktavališkumo, tai viskas yra normaliai išgyvenama. Labai tikiu, kad šitą čempionatą laimėjo tos komandos, kurios to nusipelnė. Sveikinu. Delfi vardu, Delfi grupės vardu mes iš tiesų džiaugiamės ir sveikiname visus, būdami strateginiais partneriais regionų krepšinio lygos. Džiaugiamės, kad mūsų skaitytojai ir mūsų krepšinio fanais ir galiai, jie žiūri ir domisi regionų krepšinio lygos varžybomis ne tik Delfi portale, kompiuteryje, bet lygiai taip pat ir išmaniuosiuose įrenginiuose. Ir 16 transliacijų turėjome per Delfi TV, ši graži šventė yra 17, tad iš tiesų sveikiname ir džiaugiamės už kiekvieną komandą arba už kiekvieną žaidėją, kuris šios gražios šventės metu yra apdovanojamas. Mes turime dar vieną svarbų žmogų, kurį norime apdovanoti, kuris, kaip visada, dirba nuo pat pirmos minutės, įsijuosęs, viską fiksuoja. RKL prezidentas Darius Gudelis praėjusio 70-mečio proga nori apdovanoti ilgametį RKL draugą, laidos Krepšinio pasaulyje kūrėją Vidą Mačiulį. Mano žodis kiekvieną sekmadienį 9:30 per BTV Krepšinio pasaulyje. Aš galvoju, kad tai yra tikrai nuostabus projektas, nuostabi lyga, užimanti tikrai beveik visą Lietuvos, geografiškai visą Lietuvą.